Ar žinojote, kad kovo pradžioje yra minima geros klausos diena? Ir tą progą mes atvykome pas gydytoją otorinolaringologą Vasim Ajai pakalbėti apie būtent klausos problemas ir apie jų sprendimo kelius. Sveiki, gydytojau. Labą dieną. Sakykite, ar dažnam pas jūs besilankančiam pacientui jūs diagnozuojate klausos sutrikimus? Šiuo metu Lietuvoje ir kaip visur pasaulyje 10% beveik nuo gyventojų serga, turi problemų su klausos sutrikimais. Žmonės visada kreipiasi jau, kai turi rimtą problemą, kai jau trukda gyventi, ir dažniausiai būna senatvinis arba po traumas. Pagrindinis būna nusiskundimas, kai sako daktarai, aš jau girdžiu, bet nesuprantu, ką man sako. Ar įmanoma klausos sutrikimus gydyti tiesiog medikamentais? Žiūrint į priežastį, jeigu yra mechaninis sutrikimas, klausos nervų sutrikimas, yra gydymas chirurgiškai. Jeigu yra staigus klausos nervų pažeidimas, yra gydymas medikamentais, ten lašelinė ir visa kita baro kamerai. Bet jeigu yra nustatyta neurosensorinė klausos nervų pažeidimai, tai čia jokių stebuklingų nei lęšiukų, nei nieko nepadeda iš tikrųjų. Vienintelis būdas yra įsigyti klausos aparatais ir jų naudoti. Ačiū gydytojai. Mes keliaujame į klausos centrą Opera, kuriame lankomės jau 3 metus ir pakalbinsime klausos protezavimo specialistę Emą. Ema, pasidalinkite savo patirtimi, ar jaučiate vis didesnį susidomėjimą klausos sprendimais? Per savo darbo patirtį audiologijos srityje pastebiu, kad vis daugiau žmonių kreipiasi dėl savo klausos. Sulaukiame klausimų ne tik apie reabilitacijos būdus, bet ir kaip apsaugoti savo klausą. Džiugu, kad mūsų atstovaujami gamintojai kasmet atnaujina klausos aparatų asortimentą. Todėl galime žmonėms pasiūlyti vis modernesnius klausos sprendimus. Na, o kokie klausos sprendimai pastaruoju metu yra patys aktualiausi? Daugelis žmonių turinčių klausos sutrikimų susiduria su problemomis triukšme. Kavinėse, renginiuose, netgi gatvėje. Džiaugiamės, kad šiuolaikiniai klausos aparatai pagerina kalbos supratimą triukšme. Be to, daugelis žmonių nori kuo lengviau valdyti savo klausos aparatus ir tai labai paprasta. Tai reikia turėti išmanųjį telefoną. Be papildomų priedų, klausos aparatai gali būti naudojami kaip ausinės. Galima klausytis muzikos, žiūrėti filmus, netgi kalbėti telefonu per Bluetooth ryšį. Tiems, kuriuos vargina nuolatinis ūžesys galvoje, šiuolaikiniai klausos aparatai jį gali užmaskuoti. Ar visi žmonės, kuriems reikalingi klausos aparatai, gali gauti finansavimą? Valstybinės ligonių kasos kompensuoja 2 klausos aparatus kas 5 metus. Tai palengvina finansinę naštą žmonėms turintiems klausos sutrikimus. Tobulėjant šiuolaikiniams technologijoms, skatiname žmonės rinktis pažangesnius klausos aparatus, kurie pagerina gyvenimo kokybę ir komfortą. Klausos sutrikimas tai nėra gėda, o jį koreguoti yra tiesiog būtina. Todėl, ko gero, mes turėtume paskatinti žmonės kreiptis į specialistus ir tokiu būdu pagerinti savo gyvenimo kokybę. Ačiū labai.